Mano didžioji pasakų knyga. Hansas Kristianas Andersenas. Bjaurusis ančiukas. Buvo vasaros metas. Laukuose geltonavo rūgiai, pievose gulėjo sukrautas įkaugęs šienas. Paskendęs saulės spinduliuose margavo seni dvaro rūmai, apjuosti giliu grioviu. Nuo aukštų sienų lygi pat vandens karojo didžiuliai varnalėšų lapai. Netoliese jauna antis tupėjo gūžtoje ir perėjo ančiukus. Pagaliau kiaušiniai ėmė kaltis vienas po kito. Koks vis dėlto didelis tas pasaulis, stebėjosi išsiritę ančiukai, nes iš tikrųjų jiems dabar buvo kur kas daugiau vietos nei kiaušiniuose. Ar manote, kad čia jau visas pasaulis? Tarė mama. Jis tęsiasi daug toliau, net anapus sodo, lygi pat klebono lauko, bet ten aš dar niekada nesu buvusi. O jūs, ar jau visi dabar čia esate? Paklausė ji ir atsistojo. Ak ne, dar ne visi. Pats didžiausias kiaušinis tebeguli sau sveikas. Ir kiek tai gali tęstis? Aš tuoj neteksiu kantrybės. Ir ji vėl atsitupė. Pagaliau trūko ir didysis kiaušinis. Pyp, pyp, sucipsėjo jauniklis ir išsiropštė laukan. Jis buvo didelis ir bjaurus. Antis pažiūrėjusi jį tarė: koks didelis ančiukas ir visai nepanašus į kitus. Ar nebus čia tik kalakučiukas? Na, mes tuoj pamatysime. Kitą dieną ančiukų mama su visa šeimyna nukeliavo į paukštyną. Matote štai ten aną seną antį, tarė motina mažyliams. Eikite ir nulenkite prieš ją galvas. Ji čia yra pati kilmingiausia. Ančiukai taip ir padarė. Tavo labai gražūs vaikučiai, pasakė senė antis, tik vienas nenusisekęs. Ar nebūtų galima jo kaip nors pakeisti? Tai neįmanoma, garbingoji ponė, atsakė ančiukų mama. Jis nėra gražuolis, bet malonaus būdo ir plaukioja taip pat gerai kaip ir kiti. Kiti vaikeliai labai mieli, pritarė senoji, jauskitės kaip namie, o jei rastumėte ungurio galvą, galite ją man atnešti. Ir jie ten pasijuto kaip namie. Bet tą vargšą ančiuką, kuris buvo toks negražus, visi žnaibė, stumdė ir kitaip iš jo tyčiojasi, ne tik antis, bet ir vištos. Vargšelis nežinojo, kur besidėti. Jam buvo labai graudu, kad jis toks bjaurus ir visi paukščiai iš jo šaiposi. Tai praėjo pirmoji diena paukštyne, bet toliau buvo dar prasčiau. Ančiuką visi varinėjo, net ir seseris su juo elgėsi piktai. Antis jį žnaibė, vištos kapojo, o mergaitė, kuri lesino paukščius, spardė kojomis. Įsibėgėjęs, jis perskrido tvorą ir bėgo tolyn, kol pasiekė didelę pelkę, kurioje gyveno laukinės antis. Čia jis tupėjo visą naktį, labai pavargo ir nusiminė. Šitaip meldose prabėgo 2 dienos. Tuomet į pelkę atskrido 2 laukiniai žąsinai. Klausyk, drauguži, tarė jie, tu toks bjaurus, kad negali mums trukdyti. Čia netoliese gyvena kelios meilių žąselės. Galėtum ten rasti savo laimę, nors ir ne visai dailus esi. Pykšt, pokšt nuaidėjo tuo metu ir abu žąsinėliai krito negyvi į meldus. Vyko didelė medžioklė, medžiotojai buvo apsiautę visą pelkę, jų šunys lakstė taip, jog meldai nendrės ir viksvos linko į visas puses. Tai buvo baimės vargšui ančiukui. Jis bandė pakišti galvą po sparneliu, bet tą pačią akimirką išvydo priešais milžinišką šunį.
Liežuvis tysojo jam iš nasrų, o akis degte degė. Jis prasižiojo, išsepė aštrius dantis, bet netikėtai šlept, nubėgo atgal, neliesdamas ančiuko. Dėkui Dievui, atsidūso lengviau ančiukas, aš toks bjaurus, kad ne šuo manęs nenori imti. Taip jis tupėjo nendrėse visą tą laiką, kol švilpė šratai ir piškėjo šūviai. Tik vakarop viskas nutilo, bet ančiukas vis dar nedrįso pajudėti. Palaukęs dar keletą valandų, atsargiai apsidairė ir pasileido tekinas, kiek kojos nešė. Sutemus jis pribėgo nedidelę vargingą trobelę. Čia gyveno sena močiutė su katinėliu ir vištele. Rytą svetimas ančiukas buvo tuoj pastebėtas. Kasgi čia toks, paklausė močiutė, nes jį blogai matė, tad jai pasirodė, kad tas atklydėlis būsęs kokia riebi antis. Taip ančiukas buvo priimtas į namus. Katinas juose buvo ponas, o vištytė ponia, ir abu visada sakydavo: mes ir visas pasaulis, mat jiedu manėsi atstoja pusę pasaulio ir būtent geresnėje jo dalį. Ančiukui atrodė kitaip, bet jis nieko nesakė. Kartą ančiukas baisiai panoro paplaukioti ir neiškentęs apie tai pasisakė, bet tie du baisiausiai pasipiktino. Jūs manęs nesuprantate, tarė ančiukas. Mes tavęs nesuprantame? Ir kasgi tave gali suprasti? Ar tu nepatekai į šiltą trobą, į gerą draugiją, iš kurios gali tik pasimokyti? Matyt, geriausia bus man iš čia kraustytis ir keliauti į platųjį pasaulį, nuliūdo ančiukas. Tai taip ir daryk, atsakė višta. Ir ančiukas iškeliavo. Jis plaukiojo ir nardė vandenyse, bet visi paukščiai žiūrėjo į jį su panieka. Atėjo metas, kai orai ėmė šalti. Vargšui ančiukui darėsi nejauku. Vieną vakarą iš krūmyno išskrido visas būrys didelių paukščių, tokių gražių, kokių ančiukas dar niekada nebuvo matęs. Jie buvo balti, kaip sniegas, ilgais, lankščiais kaklais. Kažin kaip keistai surikę, jie išskleidė nuostabiai ilgus sparnus ir palikę atvėsusią žemę, išskrido į šiltuosius kraštus. Bežiūrint į juos, bjaurųjį ančiuką apėmė kažkoks nepaprastas jausmas. Jis nežinojo, nei kas tai per paukščiai, nei kur jie skrenda, bet juto jų neapsakomą trauką. Šalčiai ėmė spausti vis pikčiau. Ančiukas turėjo be pertraukos plaukioti, kad vanduo neužšaltų, bet po kiekvienos nakties vandens plotas ėjo vis mažyn ir mažyn. Galų gale, netekęs jėgų, ančiukas susigūžė ir įšalo į ledą. Ankstų rytą pro šalį ėjęs ūkininkas pastebėjo vargšelį ir pramušęs klumpėmis ledą, ištraukė jį ir nunešė namo savo pačiai. Šiltoje troboje ančiukas pamažu atgavo jėgas. Vaikai norėjo su juo pažaisti, bet ančiukas iš baimės, kad mažieji nepadarytų jam ko pikto, pakilo ir iššoko stačiai į pieno puodynę, ištaškydamas jį į visas puses. Įpykusi šeimininkė ėmė su pagaikščiu vaikytis ančiuką po trobą. Laimiai, šis pamatęs praveras duris, nėrė pro gulėjusius priemenėje žabus laukan ir nukrito tiesiai į šviežiai iškritusi sniegą. Buvo visai netekęs jėgų, nebegalėjo nei iš vietos pajudėti. Sunku ir liūdna apsakyti visas nelaimės ir vargus, kuriuos teko patirti ančiukui tą žiaurėją žiemą. Kai saulutė vėl ėmė šildyti žemę, ančiukas pajuto, kad jos sparnai labai sustiprėjo, todėl suplasnojo jais ir kaip mat atsidūrė tvenkinyje. Ir štai iš nendrių tankumyno pasirodė 3 baltos gulbės. Žvelgdamas į puikiuosius paukščius, ančiukas pajuto kažkokį keistą ilgesį.
Skrisiu aš pas juos, pas tuos karališkuosius paukščius. Jie puls mane mušti, kad aš toks bjaurus. Išdrįsau prie jų artintis. Bet tegu savo, man vis vien, tarė savo ančiukas ir pasileido tiesiai prie tų gulbių. Šios pastebėjusios jį suplasnojo sparnais ir iššoko plaukti priešais. Užmuškit mane, sušuko vargšelis ir palenkęs galvą laukė galo. Bet ką jis išvydo skaidriame vandenyje? Savo paties atvaizdą. Tik jau nebe negrabaus pilko paukščio, bjauraus ir atstumenčio, o puikios, baltos gulbės. Dabar jis pamiršo visas kančias ir vargus, kuriuos teko iškęsti, ir džiaugiasi netikėtą laimę ir garbę. O didžiosios gulbės plaukė aplink jį, glostydamos savo snapais. Pabaiga.